Šiandieną aptarsime naują mano video. Jūs jau turiu omeny, šiandieną aptarsime mes visus savaiminius įdėgius, kuriuos aš su kada nors naudojuosi ir kuriuos rekomenduoju, kuriuos ne. Tai matote pagal video pavadinimą. Tai va, pradėkime nuo to, kurie man iš tikrųjų nepatinka, o paskui pradėsime nuo to, kurie patinka. Nepatinka man pirmutinis, tai yra L'Oreal Sublime Bronze Express Pro Self-Tanning Dry Mist. Jisai nėra, rašo, kad natural looking, tai būtų natūraliai atrodantis ir rašo, kad jisai nėra tintuotas, kaip pasakyti, nesuteikiantis spalvos. Iš tikrųjų taip ir yra. Kaina jo apie 30 litų, jeigu reikėtų įvertinti nuo 1 iki 10, vertinčiau šį vienetų, pasakysiu kodėl. Todėl, kad aš jį purškiausi gal 4 ar 5 kartus, nieko, absoliučiai nieko nepastebėjau. Kad kažką jis man suteiktų, duotų kažkokį tai teną. Ypač dažniausiai, jeigu aš dedu savaiminę įdegio priemonės, tai šiose vietose palieka tokios lemiukai, net nežinau kaip dėmelės. Tai va šitas man nesuteikė absoliučiai nieko, nei dėmelių, nei spalvos. Čia yra light tan, tai yra šviesiai kūnui. Tačiau, na, tikrai nerekomenduoju, nes 30 litų, litais pasakysiu, tikrai kainavo 30 litų, jisai yra pinigai į balą, jo dar yra, bet nemanau, kad aš nenauduosiu, tiesiog ko gero mesiu į tuštučių bumą. Tai va. Nerekomenduoju dėti dar ant veido, nes jeigu turit jautrią odą, kaip aš turiu, tai turėsite problemų, kadangi pradės oda tiesiog trūkinėti, lukštentis, tas negeras jausmas ir nebesudrėkinsit niekuo. Dar palieka tokį nemalonų sausą pojūtį, kas man labai nepatinka, bet, na, nežinau, galite pasibandyti, bet tikrai nerekomenduoju, nemeskit pinigų į balą. Kitas dalykas, kuris irgi man visiškai nepatiko, aš jį nusipirkau pasinaudojusi būtent YouTube patarimais, tai yra ypač Anglių patarimais, tai yra iš Creighton's Bronze Ambition Deep and Dark Fake Don't Bake Tanning Cream No Strict Dark Effect Formula. Štai toks. Jis man realiai, na, nepatiko, nes neturi to tokio būtent spalvos viduje. Turi baltą spalvą, tai dedi ir nežinai, kur tu realiai jį dedi. Tas yra kaip ir tikrai didelis minusas, bent jau man, nes tepi ir atrodo, kad nieko nepasitepa. Šiek tiek duoda spalvos, nėra to tokio wow. Man patinka tamsios, tos tokios spalvos, jeigu jau tepi savaminį įdegį, turi būti jisai toks kaip iš Viduržemio jūros. Bet kam patinka šiek tiek tokia spalvytė, tai tikrai rekomenduoju. Pavyzdžiui, arba pradedančiosiams galite nusipirkti, nes jisai tikrai nėra brangus. Aš jį pirkau Eurokuose, su akcijas man kainavo gal 2 ar 3 eurus. Tikrai nebrangus. Na, tamsumo tai tikrai jis tokios smarkaus neduoda. Nemokėjau užtepti kažkodėl šitose vietose, jis man vis tiek palikdavo tokius plėmus. Kitas dalykas, kurie man patinka, tai yra pats pigiausias, ko gero dalykas, bet tikrai rekomenduoju visiems. Tai yra St. Maurice Instant Self-Tanning Mousse, spalva Dark. Man atrodo, dauguma self-tannerių, būtent self-tanning mergaičių žino, kas tai yra. Lietuvoje dėja nėra. Nekreipkite dėmesio į šitą garsą einantį pip, čia kažką kaimynai daro, tai tiesiog ko gero signalizacija gali gauti bet kada. Atsiprašau. Tai va, St. Maurice'as, tai va, jisai turi spalvą, kas man patinka. Nusipirkit būtinai pirštinytę, kuri padengtų kartu. Na, dabar aš jos neturiu, kad parodyt, bet kuri padengtų tiesiog jūsų odą su šitom putom tobulai. Tai yra putos, visiškai panašu į Saint Tropezą, kuris kainuoja 30-40 svarų. Šitas kainuoja apie 3-4 svarus, kartais galite su akcija pataikyti ant 2. Lietuvoje iš mergaičių perpirkti aš jų nerekomenduočiau, dėl to, kad jis užsimeta netgi tikrai daugiau nei jisai yra vertas. Bet, ta prasme, jeigu siūtis, turite draugų Anglijoje arba šiaip galite atsisiųsti, tikrai pigus ir rekomenduoju. Siūskitės ne vieną, nes taip išeis pigiau. Aš pigumo karalienė. Vat. Tai, sakau, tikrai greitai išdžiūna, kas man patinka, tikrai nepalieka tų dėmių, plėmelių, gražiai pasidengia, nėra subtropinis toks didelis markus įdegis, nors ir dark, bet ant tos baltos tokios mano odos jis suteikia tokį švelnų, gražų įdegį, ne oranžinį įdegį, bet tokį gražų, švelnų įdegį. Tai vat, už tokią kainą tikrai aš jums duočiau iš 10, duočiau netgi 9. Vienintelis minusas, kas man nepatinka, planas jisai gerai, ne plėmais. Vienintelis minusas, kas man nepatinka, jame tai yra kvapas, nes tikrai jaučiasi savaiminė įdegio kvapas. Bet, ko norėtų už tokią kainą? Už tokią kainą apskritai tai yra wow produktas.
Kitas dalykas tai yra naudojamas savaiminė įdegis Tenasol Extreme Extra Muse. Jį naudoja būtent tie šokėjai, aš kalbu apie Angliją, jį naudoja šokėjai, ten televizijos žvaigždės ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai jį rekomenduosiu, jo kaina yra apie 10 svarų, galima kartais rasti pigiau, atsiprašau, kamštuko neturiu. Įdegis yra labai, labai intensyvus, kai aš jį užsidėdavau, visi galvodavau, kad grįžau iš Viduržemio jūros, nes įdegis yra toks, wow, labai, labai ryškus ir gražus, tikrai ne geltonas, ne raudonas ir ten kokia oranžinis ir taip toliau, bet gražus įdegis. Iš 10 aš jums duočiau tikrai 10, išskyrus, jeigu turi trūkumą tokį, jeigu jisai ne tai, kad kvepia, pakankamai normaliai, kvepia ne taip kaip Anas, tačiau tai irgi yra putas. Peršokinėjau mintis. Ko gero. Jeigu jisai plautųsi gerai. Minusas yra tai, kad išlaiko tikrai iki savaitės, jeigu kokios turit vestuves, nežinau, kažkokius šventes, tai tikrai rekomenduoju labai. Minusas, sakau, yra tame, kad jisai labai plaunasi prastai. Rankos čia irgi netgi gražiai pasidengia, bet plaunasi, tragiškai, merginos, žinokit, plaunasi tais plienais. Aš turiu tą nuėmėją, kur savaiminio įdegio skirta, bet netgi ir tai nepadeda. Jisai, pats palaipsniui nusiplauna, trink, netrinės, ten nežinau, tais visais skrabai, šveitikliais, nieko nepadeda. Tai čia yra jo minusas. Bet jeigu reikia kažkokį šventį, tai tikrai rekomenduoju, tikrai. Kitas dalykas, kuris man patinka, aš jį pirkau, kaip sakant, tam self-tanning salone. Tai yra vadinasi Crazy Angel Salon Tanning Spray. Čia joks nespray, čia yra būtent toksai, kamštukas, štai toks, ir tas skystis yra įpiltas, čia nėra miusas, čia yra skystis. Įdegis irgi taip pat gražus kaip ir Ano, buvusio, laikosi ilgai, čia irgi yra extra dark, net 13 DHA. Man jisai patinka, viskas su juo gerai, įdegis fantastiškas. Minusas yra tai, kad tai nėra sprayas, nėra purkštukas, nes jie pardavinėja būtent tanning salonams, tai jie turi tos specialius purkštukus. Pats būtent turi turėti kažkokią ekstra buteliuką, aš naudoju plaukų kondicionierius, kad tiesiog apsipurkšti, nes tai yra jų minusas. Arba tiesiog dėti į pirštinį ir tiesiog už tai taip įmasažuoti, nes jisai irgi turi būtent tą spalvą, tai matai, kur dėdi. Įdegis irgi, sakau, 10 iš 10, minusas lygiai tas pats, plaunasi prastai, vėl tais plienais ir taip toliau. Aš tai pradėjau galvoti, žinokit, kad visi, kurie automatiškai yra labai labai smarkus įdegiai, tokie intensyvūs įdegiai, tai ko gero jie kitaip ir nesiplaus. Ir tai yra jų toksai vienas iš šalutinių poveikių. Ir mano mylimiausias, kuris plaunasi nuostabiai, įdegis fantastiškas minusas, yra kaina. Jo yra kaina apie 30 svarų, tai yra Xantan Dark Lotion Absolute Luxury Ultra Dark. Jis yra losijonas, irgi turi tą tokią spalvą tamsią, dengiasi fantastiškai, įsigeria į odą fantastiškai, viskas greitai, puiku, kvepia migdolais. Sakau, tikrai laikosi savaitę, čia ir vadinasi Weekly Self-Tan. Aš naudodavau į trečiadienį, tarp akių trečiadienį išsitepu, trečiadienį vėl nusitepu. Plaunasi fantastiškai, kaip aš jau minėjau, nėra tų plienų, nėra tų kažkokių ten, nežinau, dalykų, kurių nepatinka. Galbūt dėl to, kad tai yra losijonas, o ne putas. Manau, kad putas vis tiek jos greičiau įsigeria ir ta oda pasidaro tokia, ne tokia būtent kaip nuo losijono, kaip ir pienelės natūralus. Tai čia yra jo visi pliusai, duodu 10 iš 10 išskyrus kainą, nes sakau, kaina yra tikrai kosminė. Nes mokėti, jeigu litais 130-140 litų už tokį buteliuką, čia yra tarp kito 236 ml, yra daug, nors užtenka jo ilgam. Pavyzdžiui, šitą naudojau jau tikrai dažnai, o jo liko dar va tiek. Tai ta prasme, jo reikia nedaug, bet, sakau, kaina man nelabai patinka, bet šiaip tikrai rekomenduoju šitą. Tai yra pats geriausias įdegis gyvenime, bent kuriuos aš išnaudoju. Ir be abejo, kaip visų mylimiausia, tai yra Saint-Tropezą, turėjau ir būtent tos įdegius kaip ir to Ana Muso. Čia yra Instant Wash Off, tai yra Glow Body Lotion, 150 ml. Irgi tai yra toksai losijonas, tamsus, kurį būtent padengi ir iškart jisai parada įdegį. Nenori, nueini į vonę nusiplauni. Pliusai yra tai, kad aš pirkau jūsų akciją, šiaip jie Saint-Tropezą priemonės tikrai geros ir kvepia.
Tai bet aš naudoju, kaip minėjau, vietoj pėdkelnių. Ir jisai fantastiškai padengia odą, fantastiškai atrodo. Vienintelį, sakau, pliusai, man netinka jisai ant odos, bet galbūt kažkam tiks. Tai sumu sumarum, būtent tai, sakau, tikrai rekomenduoju tas prekes, kurios nebūtinai visą laiką yra brangios, o kaip minėjau, o efektas yra toks pats kaip ir tų brangių, tai tikrai iš visų šitų įdegių, jeigu taip, kaip sakant, reikėtų rinktis, tai pagal kainą ir kokybę tikrai rekomenduoju San Moritza, tikrai 100%. Ir jeigu būtent tik tai tam vakarui reikia, tai rekomenduočiau San Tropezą. Nes jo būtent įdegis, sakau, yra 10 iš 10, o kaina irgi kaip ir nesikandžia kaip, tarkim, tų kitų San Tropezą, nes San Morizas yra identiškas į San Tropezą, tik tai jo kainas, kaip aš minėjau, yra kitokia. Jeigu kas liečia būtent to, kaip tuo metu esančių priemonių, kaip jie efektas atrodo, tarp kitko galiu sublenderiuoti, parodyti maždaug kaip tai atrodo. Tikiuosi, kad kažką jums sufokusuos. Jisai atrodo štai taip tamsiai, paskui įsitrina, aš kaip minėjau, man ant rankų odos tai nelabai. Na, nežinau, tikiuosi, kad pamatysit kažką, tikiuosi sufokusuos. Šiaip gal dabar nelabai ir, sakau, čia gerai padengiu ir taip toliau per mažai padengiu, bet tikrai spalva yra. Bet rekomenduoju. Tai ko gero bus ir tiek. Jeigu kažkur turite kažkokių pastabų mano video, mielai išklausysiu, parašykite būtent ir meskite komentarus apačioje, kokių video norėtumėt, taip pat parašykite. Viena mergaitė minėjo, dabar nepasakysiu, nei vardą, labai atsiprašau, kad turėtų mano rytinės rutinos. Būtinai ją nufilmuosiu, nieko jame nėra ypatingo, kadangi mano rutina yra visą laiką laksmas paskui vaiką ir su kažkokiais tai išėjimais. Mamytės mane tikrai supras. Tai šitą nufilmuosiu, jeigu turi dar kažkokių tai būtent norų, pageidavimų, visą laiką stengsiuosi išpildyti. Na ir ko gero, šį kartą tiek, iki pasimatymo kitą video. Ate!